Visi budos. Šiek tiek. Budalaukos meditacija yra susiję. Budalauko vadina tą energiją, kuri gimsta, kai žmogus medituoja, subalansuoja, juda į prašvitimą, prašvinta ir energija teka, sungia gilų vidų su išorė ir darniai. Ir matyt, nuo Gautama Budos laikų, galima sakyti, yra budalaukai irgi įvairūs, šiek tiek nuo Budos priklauso, šiek tiek nuo meditatorių, vieni daugiau jungia su kūnu, su pasauliu, su gyvenimu, kiti mažiau. Daug yra požymių budalauko. Pirmiausia, lengvumas ir relaksacija, įkvėpimas. Ta energija, kuri ateina iš kūno, jinai kyla, jinai skrodžia, švilpia per visas ląsteles ir valo jas, energizuoja, gaivina, užpildo energiją. Ir niekas netrukdo. Atvirkščiai, viskas yra mūsų rankose, mūsų širdį, mūsų sielai, mūsų sąmonė šiaip. Labai gili pusiausvyra, šviesumas. Kai žmogus, aišku, yra pusiausvyra, jis yra sveikas. Ar jūs lakstot prote? Ar jūs galite taip pat nejudėti prote, nelakstyti paskui mintis? Jeigu minčių sąmonėje nėra, sąmonėje gimsta budalaukas. Jis auga. Tas potyris lengvumo yra budalauko potyris. Budalaukas kyla, užpildo ir širdį, ir sielą, ir prabudina. Taigi budalaukas yra visapusiškai geras ir, kas yra nuostabu, irgi visiškai nereikia eiti į vienuolyną ir galima gyventi turtingai. Tiek turtingai, kiek jūs traukia. Kad aš buvau kaip ir dėl meditacijos įkalinta į psichiatrinę ligoninę ir buvau gydoma nuo meditacijos ir kaip mane vertė nemedituoti 2003 metais. Taip, ir aš kaip buvau padavus šitą kaip ir peticiją ir kadangi ten žinau, kad tų peticijų yra daug ir kaip ir buvau pamiršus ir kaip naujas žiedas, naujas blyksnis ir impulsas, gal kažkoks tiesos proveržis, tai buvo būtent ta žinia, aš gavau birželio 24 dieną, kad priimta nagrinėti peticiją. Ir buvo išsiųsti reikalavimai vyriausybei Lietuvos, kad jie pateiktų savo atsakymą. Ir man išėjus iš psichiatrinės išrašė gan stiprių neuroleptinių vaistų. Bet iš tikrųjų jie padaro tokį, kaip, nežinau, totališkai nesąmoningą. Ir aš vieną kartą tą tabletę išgėriau, aš supratau, kad ne, kad jie tiesiog žaloja labai mano vidų. Ir aš tų vaistų nevartojau, ir aš jų nevartojau jau 10 metų ir daugiau. Daugiau, tai 12 metų. Ir nesijaučiu, kad kažkaip norėčiau šių pavartoti, ar kad man jie būtų kažkaip reikalingi. Aš pasakydavau, kad aš jaučiuosi gerai su meditacija, kas iš tikrųjų yra faktas, nes aš ne vaistus gėriau. Po išėjimo aš tiesiog meditavau kiekvieną dieną dinaminę, kaip jiems sakė, važiuodavau Pavasario gatvę. Taip, kaip aš pasirinkau eiti su meditacija, kaip aš pasirinkau medituoti ir kaip pasirinkau toliau ieškoti tikėjimo, kartu eiti su energija. Tai aš manau, kad tas pasirinkimas, kaip tu manai, aš matau, kad jis yra iš tikrųjų teisingas. Lietuvos teismai tų dukrų negrąžino niekaip, ten nieks negirdėjo, ką aš sakiau, aš kreipiausi į Europos žmogaus teisių teismą ir jie nepatenkino mano pareiškimo, kad tai yra dėl religinės diskriminacijos atimti iš manęs vaikai. Tai viskas, buvo nuteiktos jos, buvo mergaitės nuteiktos ir aš dabar jau praėjo beveik 12 metų, 11,5 nuo to, kai ir jos teisme pasakė, kad nori su tėčiu, kad tai jaunesnė dukra kažkaip atsivėrė ir dabar labai ryšys, labai teka energija, labai kažkaip beveik kasdien. Dabar jeigu 11 metų nesikalbėjom, tai dabar beveik kasdien. Ir jinai jau 2 kartus buvo atvažiavus ir tikrai kažkoks stebuklas, jinai kažkaip atsivėrė. Ir jinai atvažiavo, jinai sako, aš tada suklydau. Ir po to mes, kai dalinomės sekančią dieną, kaip tau čia įspūdžiai, kaip tu pabuvai, daug visokių buvo. Ir jinai tą išsakė, kad sako, aš labai atsipalaidavau, kai pripažinau, kad aš tada suklydau. Tiesiog apsiverkė, sako, pirmą kartą taip, kad mane kažkas širdim priima, kad... Egzistencija sulaužo viską, kas eina prieš ją
ir Budalaukas nieko nedarant atveria kelius, kas trukdo tiesiog nušluoja. Meditatorius neturi, nelaiko, lengva, yra daugiau negu reikia.